važiuoju gerai žinomas varžovas. Pirmose dviejose rungtynėse tikrai nežaidėm solidžiai. Jų fiziškumas, kaip ir visą laiką šnekėjom, išmušė mumis. Puolime negalėjom žaisti savo taškuose, kur norim, daug kur mumis išstūmė. Gynyboje davėm per daug antrų šansų ir per daug kamuolio judėjimo. Taip kad prie savų žiūrovų tikrai tikimės, kad duosim žymiai rimtesnę kovą. Treneri, po abiejų rungtynių Stambule tas tokias labai gilias analizės nesileido, sakėt, kad reikia peržiūrėti video. Grįžus į Kauną ir peržiūrėjus tas abejas rungtynės, kokios ėmė emocijos? Ar tai buvo apmaudas, kad neišpildyta detalė, kažkur matė klaidų? Buvo momentų, kur tikrai žaidėm gan gerai gynybo, bet vėlgi tos kelios 3-4 minutės klaidos. 5 minutės gerai žaidžiam, 4 minutės labai daug tokių apmaudžių klaidų darom ir tokio lygio komandų už tas klaidas labai smarkiai baudžia, taip kad norisi tą išlaikyti tą lygį kuo ilgiau, neužtenka, kaip visai sakant, 20 minučių žaisti, taip bet iš kitos pusės vėlgi tas fiziškumas, bet manau, kad mums reikia mažiau šnekėti apie tą fiziškumą, rytoj išeiti į aikštelę ir parodyti, ką mes galim ir kaip mes mokam žaisti. Buvo kalbų apie žaidėjų galbūt kažkokį nepasitikėjimą, Fenerbahčė aišku patirties tą pranašumą. Įžvelgiat tų kažkokių psichologinių aspektų, kur galbūt žaidėjai nepasitikėjo savo jėgom ar baimė kažką galbūt buvo? Gal visi aplinkui nuvertina Fenerį, kad jie tokie atėjo į tas mūsų šitus playoffus kažkiek tai neformai gal, bet jie kaip tik pasiekė, matom, kad jie esą optimaliai formai, visi žaidėjai grįžę, kokio lygio komanda. Kaip vėl tą patį pasikartosiu, čempionai, daugiau kaip pusė žaidėjų yra, kurie yra laimėję Eurolygą ir žino, kaip žaisti tokios rungtynėse ir ko reikia tokios rungtynėse. Ta fiziškumą duoda aukščiausiam lygiai, žino, kad jie čia turi didelę persvarą ir tą nori naudotis. Čia jų yra stiprybė, bet mes turim irgi savo stiprumų, tikrai daug ko neišnaudojam, kažkiek dar ir ta psichologinis, kaip ir sakote, aspektas truputį gavo, nes gavom tikrai nemažai, kaip sakyti, per galvą iš pat pradžio ir po to toks sunku buvo atsistatyti, bet čia yra play-offai ir turim naujos rungtynės ir nauja istorija. Turėjote daug dienų pasirašymų, laisvas savaitgalis nuo rungtynių, kokius ženklus matėte treniruotėse? Vėlgi aš čia daug nenoriu šnekėti, treniruotės visi matė, visi supranta žaidėjai, kad tikrai galim geriau ir turim geriau žaisti, ir privalom geriau žaisti, ir savus ir galių, ir namuose visą sezoną žaidėm tikrai gan, negaliu sakyti, kad labai gerą, bet tikrai neblogą krepšinį, taip kad tikrai parodėm, kad mokam žaisti ir tą reikia išpildyti, varžovas neleis aišku, bet tikrai mes tikrai dar kartą pasikartosiu, kad galim žaisti žymiai geriau ir norim tą parodyti savo žiūrovom. Per pirmą savaitę daug akcentų apie tos pataikymo procentus, neatkovotus kamuolius po savojo krepšiu ir pataikymo procentai skirtingai nei atkovoti kamuoliai nėra kovingumo dalykas, tai viskas daugiau apie psichologiją. Fenerbahčė nevengia rizikuoti prie kai kurių Žalgirio žaidėjų iš to perimetro. Ar yra galimybių kaip sumažinti puolimo priklausomybę nuo tritaškių, ar viskas tiesiog reikia pasitikėti tais savais lankais? Ne, tokia, jeigu matot, jų gynyba yra tas spaustas baudos aikštelė, daugiau neduot mums iš tos baudos aikštelės nieko lengvo. Taip kad, kaip ir minėjot, rizikuoja kažkiek tai, vėlgi, ta turbūt protinga rizika, negali sakyti, kad ten duoda iš vis laisvai mėtyti, bet kažkiek tai, kad sekundės dalis turi išmesti, turim drąsiau mesti, normalu ir tas dalykas, tai atkovoti kamuoliai, fiziškumas, jau čia mes kaip eilės dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumo reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Reikia lūptis, reikia kautis tokios rungtynėse. Tritaškiai metimai negali vien pasikliauti metimais, visų pirma, mes turim ir gintis, mes tikrai per daug duodam lengvai jam judint kamuolį ir per daug antrų šansų, jeigu 17 papildomų atakų duodam, tai tikrai yra bet kuriai komandai būtų sunku žaisti. Kalbant bendrai apie tą taktiką, prieš išvykdamas į Stambulą sakėt, kad kažko čia jeigu labai bandysi prikeisti, gali net kvailesnių pasirodyti. Dabar po tų dviejų rungtynių liekat toj pačioj logikos linijoje, ar visgi po tų dviejų rungtynių matot, kad kažką reikia keisti? Vėlgi reikia keisti po fiziškumą, vėlgi grįžtant prie to pačio, neduoti, ką jie mums neleido, ko mums neleido, o mes jiems daug labai ką leidom. Bet kažko smarkiai tikrai nepakeisim. Čia, ir manau, nėra tikslo, kas mumis atvedė iki šitos vietos, mes turim tą tik tai žymiai viską geriau daryti. Mano tokia idėja.
didelis akcentas per pirmą savaitę buvo ir atsarginių indėlis, matant visas tas NBA atkrintamųjų tendencijas, kai komanda žaidžia 8-9 žaidėjų rotaciją, negalvojat, kad siaurinti reikėtų šią savaitę tą rotaciją? Vėl bandėm tų žaidėjus, vis tiek galvojom, kad turim duoti polius visą sezoną, taip žaidėm, taip pat kažkokių idėjų yra gal, bet vėl tikrai mums reikia kiekvieno žmogaus, kiekvieno atsarginio žmogaus, žinom, kad jie gali geriau ir turi geriau ir patys jie tą supranta ir manau, kad tikrai turi būti geriau, turim tikėti. Natūralu, kad per seriją su Šarūnu Jasikevičiumi tai pokalbiai yra apmažėję, bet savaitgalį Manchester United nugalėjo amžiną varžovą ir grįžo į Čempionų lygą. Spėjot su šitu pasidžiaugti su Šarūnu? Nespėjom, bet žinau, kad viens kitą mintim pasidžiaugiam. Taip, kad čia labai daug jūs čia to norit, čia jums labai įdomu, kas čia kokią žinutę kam ką parašė, man atrodo, čia yra tokius smulkmenos. Bet šiaip būtų džiaugiamas už tai.